Labas, sveikinuosi su jumis iš Tenerifės. Ir man pačiai keista, kad dabar yra vasario 2 ir aš turiu galimybę dabar būti ten, kur yra taip šilta, kaip kad vasara Lietuvoje. Tai yra nerealiai. Fizinė mano kūnui, tai čia taip gerai yra, čia tikras rojus iš tikrųjų. Ir pirmiausia, noriu padėkoti ir draugam, kurie mus čia pasikvietė, ir vyrui, kuris susitvarkė greitai darbus, nes ta kelionė tokia buvo spontaniška. Praktiškai mes nesitikėjom, mes jos neplanavom, bet taip atsitiko. Ir tai nerealu yra. Taip pat giminėm, kurie prisėmė pažiūrėti vaikus. Ir ištrūkus iš tos kasdienybės, kada tu kiekvieną dieną rūpesčiai, lėkimas, bėgimas, vaikai, darbai ir panašiai, tu gali pažvelgti iš save, iš šalies, į santykius iš šalies, suvokti save kitaip. Ir tokių turiu keletą suvokimų, kuriais norėčiau pasidalinti. Tai visų pirma yra toks, kad žmogus, kai pradeda eiti dvasiškų tokių savęs pažinimo keliu, aš aišku kalbu iš savo pusės. Jis nori dalintis. Pavyzdžiui, aš noriu dalintis savo suvokimais, savo tokiu, ką aš naujo sužinojau, kaip aš tai suvokiu ir panašiai. Ir aišku, tu nori dalintis su tuo, kas yra artimiausias. Tai yra, pavyzdžiui, tavo sutuoktinis, vyras, draugas, partneris. Ir aš susidūriau su tuo, kad aš supratimo negavau iš jo tokio, kokio tikėjausi. Čia aišku, pridėkime tai, kad tai yra egoizmas. Nes tu nori, kad būtų taip, tu nori būti suprastas. Bet ir jeigu esi nesuprastas, tai gali supykti. Dažniausiai tai būna iš tikrųjų, kad žmonės pyksta. Tai aš dabar nepykstu, bet aš jau suvokiu, kas vyksta. Tai aš suvokiu, kad nesvarbu, kad aš labai noriu dalintis. Tai nereiškia, kad aš būsiu suprasta. Mano noro to neužtenka. Ir jeigu tu neturi žmogaus, su kuo dabar dalintis savo suvokimais, savo tokia patirtimi, tai nieko baisaus. Tu prisimink, kad visada turi save. Tai yra, tu gali kalbėti su savimi. Iš tikrųjų, turi kalbėti su savimi visų pirma. Tik tai galasi, kad taip, kad gal nori greitesnių atsakymų gauti. Bet gal būtent tuo metu tau ir nereikalingas tas atsakymas būtent tuo metu. Tai reiškia, tu paklausi savęs ir tu galbūt gausi atsakymą ne šiandien, ne rytoj ir ne poryt. Gal tau jo reikia vėliau. Ir tiesiog leisti gyvenimui tekėti. Ir antras labai svarbus suvokimas būti čia ir dabar. Tai reiškia, mūsų protas pastoviai mus gena arba į ateitį, 10-20 metų planai, tikslai suplanuoti, ką aš darysiu, arba sėdim praeityje. Tai yra visokios nuoskaudos, tokie prisiminimai negeri, įsižeidimai, visokių, čia jau asmeniškai, kas kam. Kas atsitiko, kas ką pasakė, kaip įsižeidė, kaip neįsižeidė, ką padarė ir panašiai. Ir tai mus sekina ir to jau nebėra, tas, kas svarbiausia praeityje. Tai reiškia, mes blaškomės tarp to ir to. Tiksliau, mus blaško mūsų protas. Tarp to ir to. Ir labai retai, kada būname čia ir dabar. Ir mes, jeigu norime ramybės, jeigu norime jaustis gerai, mes turime vis grąžinti save į čia ir dabar. Tai reiškia, pavyzdžiui, dabar aš stoviu čia ir dabar šią sekundę ir tai yra, aš nežinau, aš jaučiuosi tiesiog idealiai. Mano fiziniam kūnui gerai, aš jaučiuosi viduj rami, mano aplinka yra kokia? Bangos, žuvėdros, saulė, žvejai sau ramiai. Ir aš stoviu čia. Ir man tai yra ideali situacija, idealus jausmas ir man asmeniškai nieko daugiau nereikia. Iki pilnos laimės man nieko nereikia. Tai štai reikia pastoviai save įtraukti ir čia ir dabar. Pastoviai gilintis į save, žiūrėti, kaip tu jautiesi. Ir tavo tas ramybės lygis, kurį tu jauti, tai ir parodo tą tokį tavo tą būseną. Ar tu atradai save, tu jautiesi savimi, tu pažinai save, jeigu pažinai, tu jautiesi ramus. Jeigu tu dar vis esi ieškojimuose, bėgime ir lėkime ir tu jauti nerimą, tokį baimę, nepasitenkinimą aplinka, nepasitenkinimą savimi, tai ne, tada dar esi ieškojimuose, dar reikia
Dar reikia pasėdėti ramiai iš tikrųjų, susikaupti, nes lėkdami mes niekur nenulėksim. Protą reikia raminti. Nuraminti, kad jis nutiltų ir kai nutils protas, tada pradės kalbėti širdis. O širdis žino viską. Tai štai linkiu visiems atrasti tai. Iki pasimatymo.